vėl yra lygus 2-2 ir dar vienas Esčių padavimas. Užtvara suveikė sėkmingai, tačiau nuo jos minimalios. 10-9, kol kas čia vyksta pirmasis setas ir nesusitvar. Važinska atremė tą padavimą, dabar smūgis. Ir dar vienas taškas. Šiame sete vieno vienintelio taško iki to, kad įsirašytų pergalę pirmajame sete trūksta Jonavos Achemos. Jim pasiuntė tašką į savo komandos sąskaitą ir Akvilė Konvainaitė tuomet ant parketo tuo pat metu. O dabar kamuolys pasibaigus pirmą pertraukėlei žengia turėdamos vieno taško pranašumą 8-7. Nors sėkmingiau šį setą ir pradėjo Tartu universiteto. Galbūt ir ne taip reikia tarti pastarosios sportininkės pavardę, tačiau nesu kol kas įvaldęs estų kalbos subtilumų, kuria antrajame sete kol kas gali džiaugtis Achemos komanda. Dar vienas bandymas ir dar kartą sėkmingai. Šiame sete įgyja Jonavos Achema, kalbu būtent apie Jonavos Achemos turėtą pranašumą, kadangi Estės 3-0 pirmavo pačioje seto pradžioje. Važinska ir dar kartą sėkmingai trečias Vainaitė. Važinska dar kartelį sėkmingai smūgiuoja Ana Važinska. Iš ties buvo pakankamai įtempta, 25-22 pavyko laimėti Tartu tinklininkėms. Dabar sudėtingoje situacijoje išsaugojos kamuolį žaidime. Ir pirmąjį tašką šiame sete buvusio smūgio ir deficitą mažina iki 3 taškų. Po šio epizodo Tartu komandos tinklininkės anklo. Ir tai reiškia, jog yra įrašomas taškas Jonavos Achemai. Pakankamai gražiai čia atrėmė kamuolį Jonavos libero žaidėja. Ir galų gale, kadangi trūksta joms vos vieno laimėto seto iki pergalės šiame susitikime, 3-0 galingai pradeda setą Achemos tinklininkės. Lygiai taip suteikia tašką savo varžovėms. Bando dabar po jų padavimo smūgiuoti Daunytė, užtvaros pagalba yra atremiamas šis smūgis. Esčių bandymas, Važinska kontroliuoja situaciją ten, o dabar iki 2 taškų tokiu atstumu buvo pavykiams priartėti ir tada jau po to, kai perėmė iniciatyvą Achemos tinkai, tą patį galime pasakyti ir apie šį padavimą. Stiprus Važinskos smūgis, nepalikęs jokių šansų estėms. 8-11 po jo. Pabando ir sėkmingai tai daro Jevgenija Šupkės. Estijos ekipos padavimas. Pavyksta vargais negalais su juo susitvarkyti. Toks yra ketvirtojo seto rezultatas. Priminsiu, kad po pirmų 3 2-1 tokiu rezultatu pirmauja. Taip, toks yra ketvirtojo seto rezultatas. Važinska tuo tarpu atlieka padavimą. Stiprus smūgis į Jonaviškio aikštelės pusę. Dorojasi su juo sėkmingai Jonaviškės. Dar kartelį pavyksta tai padaryti Važinskai.